Taigi, prieš pradėdami leisti savo reklamos kampanijas, mums reikėtų susipažinti su reklamos vadybininku arba dar kitaip žinomu ads manageriu, kad suprastume, kaip ta aplinka veikia, kaip ją naudotis, kokios galimybės, kokie nustatymai ir panašiai. Taigi, norėdami patekti į reklamos vadybininką iš Meta Business Suite, mums reikėtų spausti All Tools ir paspausti All Tools mes turėtume rasti tokią skiltį, kuri vadinasi Ads Manager. Štai matom, štai čia, arba lietuviškai vadinsiu reklamos vadybininkas. Paspaudus, mums daro mūsų reklamos paskyra šiuo atveju, bet jeigu paspausim campaigns, tai vat atsidaro reklamos vadybininkas. Kai mes esam reklamos vadybininkė, mes galim pasižiūrėti, apie ką čia eina kalba, apie ką šitas įrankis ir panašiai. Tai reklamos vadybininkas yra skirtas tam, tai bus vieta, iš kurios jūs leisite reklamos kampanijas, kurioje jūs analizuosite reklamos kampanijas, kurioje jūs parinksit nustatymus ir panašiai. Tai iš pradžių mes matom, kad kairiai viršui yra reklamos paskyros pavadinimas ir paspaudus šitą varnelę, kuri yra apačioj, mes matysime kitas reklamos paskyras. Tai dažniausia, jeigu nebūtų sukurta verslo reklamos paskyra, tai jūs turėtumėte turėti dar savo asmeninę reklamos paskyrą. O jeigu atsidaro jūsų asmeninė reklamos paskyra, tai tada rekomenduočiau tiesiog paspausti šitą dar kartelį varnelę ir pasirinkti reklamos paskyrą, tada persijungs iš jūsų paskyros dabartinės į kitą ir panašiai. Tai jeigu daugiau turite reklamos paskyrų, tai čia yra ta vieta, kur mes galim pasikeisti, kad valdytume kitas reklamos paskyras. Na, mes matom, čia apačioje šiek tiek yra tokios 3 funkcijos, tai jeigu paspausim All Ads, tai mums rodys visas reklamos kampanijas, kurias matom štai va čia. Tada jeigu paspausim Head Delivery, tai mums rodys visas kampanijas, kurios buvo pristatytos kažkada ateityje. Ir jeigu paspausim Active Ads, mums rodys reklamos, kurios yra aktyvios šiuo metu. Tai kaip mes matom, šiuo metu aktyvių reklamos kampanijų nėra, nes yra paimta senesnė reklamos paskyra, kuri šiuo metu nenaudojama. Jeigu mes paspausim More Views, mes matysim, kad turim dar papildomų būdų peržiūrėti reklamos kampanijas, kurios Create a View paspaustume ir Impressions, Campaign daugiau negu 0 šiuo atveju. Tai čia tiesiog atsiranda dar papildomų filtrų, kuriuos mes galime pasižiūrėti pagal performance, pagal rezultatus. Pavyzdžiui, kampanijos rezultatai geresni negu 1 ir mes išvaltuosim tas reklamos kampanijas. Tai yra naudingas įrankis, kurį galime išnaudoti, jeigu daug yra reklamos kampanijų, nes dažnai labai galima pasimesti reklamos tarp reklamos kampanijų, jeigu yra labai daug. Tai tam skirta šita viršutinė visa eilutė. Tai jeigu mes pažiūrėsim, čia yra Update Now, tai jeigu paspausim, tai tiesiog atsinaujins, kartais būna, jeigu leidžiam reklamos kampaniją, šiek tiek kažkas pastringa, ar matom, kad draftas, ar dar neatsinaujina reklamos kampanija, nes jinai dar nėra aktyvi, ar šiaip dėl kažkokių priežasčių reikia atnaujinti patį puslapį, tai galima čia naudoti, nebūtina patį visą puslapį perkrauti. Jeigu mes leidžiam reklamos kampaniją ir mes matom, kad mes norim kažką pašalinti, tai tiesiog pažymim pačią reklamos kampaniją, kurią mes norim ir tas spaudžiam Discard Draft, tada visi nustatymai, kuriuos mes atlikom, galbūt jau paleistoje kampanijoje bus tiesiog pašalinti ir išmesti. Toliau, jeigu čia matom Review and Publish, tai reiškia, jeigu mes atlikom kažkokius pakeitimus, mes galim paspausti juos ir paspausti Publish ir jie bus pridėti. O tie pakeitimai tai yra pačios kampanijos lygmenį, bet mes dabar dar į kampanijas šiek tiek neįsim, nes bus vieta būtent, kurioje mes konkrečiai ir leisim reklamos kampaniją, pereisim nuo pačios pradžios iki pačios pabaigos, kaip paleisti reklamos kampaniją, dėl to dar neverta šiek tiek žiūrėti šitos vietos šiam momentui. Mes matom, kad čia galim pasirinkti tada datą, tai mes galim pasirinkti šiandien, vakar, prieš 7, nes 14, galima lyginti ir dažniausiai, kas būna, kad žmonės netyčia atsidaro pirmą kartą reklamos paskyrą ir jeigu leidžia reklamos kampanijas, tai būna praeities laiką automatiškai parenka pats reklamos vadybininkas ir tada sako, kad nėra jokių rezultatų. Tai priežastis yra dėl to, nes nepažymėta tinkama data būtent. Tai jeigu mes pažymėsim kaip last 7 days, matom, kad čia iš to paskyroje jokių rezultatų nebuvo, bet jeigu mes tiksliau pažymėsime ilgesnį laikotarpį, tai tarkim nuo 22 ir pasirinkim 22 metų, mes matom, kažkokie rezultatai buvo būtent.
Ir tada toliau mes galim eiti į šitą vietą. Tai vat mes matom tuos 3 lygmenius, apie kuriuos mes kalbėjom teorinėje dalyje. Tai yra kampanijos lygmuo, ad set lygmuo ir ads lygmuo. Kampanijos lygmenyje, kaip ir minėjau, galima pasirinkti tikslą, Advantage Plus biudžetą, ad set lygmenyje galima pasižymėti optimizacijos tą galutinį tikslą, kurio mes siekiam kaip reklamos leidėjas, mes galim nustatyti auditorijas, mes galim nustatyti rodymo vietas, kur rodys reklamos kampanijos ir panašiai. Ir tada ads lygmenyje mes galim nustatyti tą kūrybinę dalį, formatus, nuotraukas, tekstus. Tai paprasčiausia, taip tariant, kampanijos lygmuo yra tikslas, bendrai ko mes siekiam, ad set lygmuo yra auditorija, galutinis tikslas vietos ir ads lygmuo yra apie kūrybinę dalį, nuotraukas, tekstus. Toliau mes matom, yra žalias mygtukas Create, kurį paspaudus mes jau galėtume pradėti kurti reklamos kampanijas. Da matom Duplicate funkciją, tai jeigu mes norėtume nukopijuoti, pavyzdžiui, visą kampaniją, mes galim pažymėti kampaniją pačią, taip, spausti Duplicate. Ir mes galėtume nukopijuoti arba su rekomendacijom šitą reklamos kampaniją, tai reiškia meta pakeis, jungs Advantage Plus Audience ir matom, kad 23% bus geresnis rezultatas tikėtinas, arba mes galim visiškai nukopijuoti pasirinkdami Keep Current Setup. Ir mes taip pat galim nukopijuoti ne tik kompaniją, dėl ko svarbu žinoti struktūrą, kaip veikia reklamos, bet mes galim nukopijuoti tik tai ad set lygmenį ir mes galim nukopijuoti visoji kompanijai visus nustatymus palikti tuos pačius ir nukopijuoti tik tai vizualą ir tada, kaip pavyzdys, original campaign, paspaudžiu duplicate, tai reiškia nukopijuota vaizdas liks toj pačioj kompanijai ir mes galėsim tiesiog pakeisti nuotrauką ir mums nereikia kurti iš naujo kampanijos, set lygmens. Tai šita funkcija yra ypač naudinga, jeigu daugiau yra planuojama leisti reklamos kampanijų, tai mes galim tiesiog, toj pačiai kompanijai kopijuoti visus nustatymus, padaryti naują tą ad lygmenį būtent ir pakeisti tada nuotrauką ar tekstą. Tai nereikia iš naujo auditorijos kurti ir kitų tų nustatymų. Toliau, jeigu mes norime redaguoti, tai mes galėtume paspausti edit mygtuką, matom, mums atsidaro iškart reklamos kampanija parinkta. Taip pat galima redaguoti ir čia apačioj paspaudus, mes matom, kad jeigu paspausim irgi atsidaro redagavimas. Tada mes galim pamatyti, kad yra AB testas, jeigu norim. Čia paspausti AB testas yra apie tai, kad mes testuojam vieną kažkokį elementą, tai pavyzdžiui, kampanija yra pardavimų kampanija, auditorija yra ta pati. Ir mes testuojam pavyzdžiui, tas pačias nuotraukas, bet skirtingus tekstus ant nuotraukų. Ir mes norim pažiūrėti, koks tekstas veikia geriau, koks call to action veikia geriau. Tai tiesiog vieną elementą skirtingą testuojam, visą kitą paliekam taip pat. Tai čia galima būtų atlikti AB testą per šitą funkciją, bet tuo pačiu galima AB testus daryti per pačias kampanijas, nebūtinai naudojant šitą funkciją, tiesiog paleidžiant ir žiūrint pagal rezultatus. Bet kaip opcija tai yra. Matom, čia more dar yra galima paspausti. Čia galima sukurti taisyklės, galima redaguoti taisyklės, kas yra taisyklės. Tai jeigu mes paspausim Manage Rules, mes matysim, kad atsidaro šiek tiek nauja skiltis tokia. Ir šitoj naujoje skiltyje mes matom, kad yra daug tokių visokių taisyklių, kurios yra šiuo metu automatiškai įjungtos. Ir mes tai galim pasirinkti, ar mes norim jas įjungti šitas taisyklės ar ne. O šitas taisyklės yra apie tai, kad reduce audience fragmentation. Tai tarkim, jeigu mes turim keletą skirtingų adsetų ir visuose adsetuose yra labai panaši auditorija ir jos persidengia, tai automatiškai šitą taisyklę sujungs adsetus ir visus kitus išjungs. Tai visas kitas auditorijas mums išjungs ir paliks vieną adsetą, viską sumes į bendrą katilą, tam, kad nebūtų tos fragmentacijos ir nebūtų didesnės kainos už rezultatą. Tai būtent paspaudus šitas taisyklės, kur mes matėme More, Manage Rules, mes galime jas pasižiūrėti, pasiskaitinėti ir pasirinkti, kurias norim išjungti, kurias norim įjungti. Taip pat galim sukurti ir naujas taisyklės. Jeigu mes norim, tiek daug dabar galbūt taisyklės nesigilinsim, bet tiesiog bendrai, kad suvokimui. Ir čia galima jas patiems sukurti pagal įvairias kondicijas. Čia tiesiog reikėtų prisėsti ir pasižiūrėti, kokių mes norim tų taisyklių. Ir čia yra pavyzdžiai, kaip jos atrodo, kaip jas naudoti.
Ir tai va tokios yra taisyklės. Iš pradžių galima galbūt visas išjungti, jeigu nežinot, bet galima ir palikti. Iš tikrųjų, čia reikėtų nuspręsti, bet jeigu matot, kad kažkas vyksta su jūsų reklamos paskyra, tai ko jūs nežinot, kodėl įvyko, tai tikėtina dėl to tai vyksta, nes yra jungtos taisyklės automatinės, kurios tiesiog automatiškai įsijungia, kai pasiekia tam tikrą ar fragmentaciją, ar panašiai. Ar fragmentacija, ar jo kiti dalykai. Jeigu vyksta nors vienas tas įvykis, kuris patrigerina, tai tada taisyklė automatiškai pritaikoma ir įvykdomi pakeitimai reklamos vadybininkė. Ir tada mes galim taip pat čia importuoti ir eksportuoti reklamas. Ir tada kokie, tai va šita vieta yra apie tai, tada dešinėje mes matom, kad yra columns. Ir čia yra toksai kaip funkcija, kur mes galim, jeigu paspausim Discover More Column Presets, mes matom, kad yra, kaip mes galim analizuoti reklamos rezultatus, keletą tokių padarytų peržiūrėjimo būdų, sakyčiau. Tai jeigu paspausim Engagement ir, tarkim, Traffic, mums matysit, kad pasikeičia va šitas visas išdėstymas, kaip mums rodo, matot, dabar daugiau atsirado, čia rodo amount, biudžetą, impressionus, kiek parodymų, kaina už 1000 parodymų, kiek pasiekta vartotojų, koks dažnis rodo, koks paspaudimo rodiklis, CTRL AL, tai čia visur paspausta, AL reiškia, link clicks mums rodo ir mes galim pasirinkti tiesiog skirtingus būtent tos presetus, galim patys sukurti, jeigu mes matom, kad mums, pavyzdžiui, mums nereikia reach, frequency, impressions, delivery, mes galim tai paspausti ir paspausti apply, matom dešiniai, kur kas yra, kurios columns, galim jas sudėti pirmin, atgal, pertraukti, kaip mums patogu, ir jeigu paspausim apply, matom, kad būtent tos ir liko, o kitas mes pašalinom. Tai va, ir galim irgi pasivadinti, kaip mes norim, tai va čia, kad jeigu naudinga, kad žinotumėt, tai galima patiems pasidaryti, kurias norim metrikas stebėti, ir taip pat galima ir Facebook'o sukurtas ir įsaugotas būtent pasirinkti per čia. Taip, tai šitas laukelis yra labiausiai apie tai, kad mes galim pasimti tam tikrus šablonus ir per juos stebėti rezultatus. Tada mes matom yra breakdown, tai mes galim pasimti tam tikras metrikas, mes galim stebėti pagal dieną rezultatus, pagal amžių, pagal vietas, tai placement, kur Facebook Marketplace matom, kiek parodyta, Facebook Reels'ose kiek parodyta buvo ir panašiai, mes galim stebėti pagal šalį, pagal platformą, tai čia Facebook'as ar Instagram'as ar Messengeris, pagal laiką net galim, demografijas, irgi lytis yra, ir geografija, šalis, regionas, panašiai, delivery galim, ir dar daugiau kitų tokių metrikų, čia tiesiog reikia žinot, ką jūs norit pamatyti, ir tiesiog galima pasirinkti ir jums pagal tai rodys. Tai šitas skiltis apie dar papildomus demografinius rodiklius labiausia yra, ir tada reports, tai galim sukurti būtent, tai reiškia ataskaitą, kad mes galėtume pastebėti, sakykime, kaip sekasi mūsų reklamoms. Tai jeigu mes paspausim, mums atidarys visiškai tokia nauja lentelė ir mes matom, kad čia yra būtent rezultatų lentelė, viskas įsikėlė, ką mes turim, ir čia mes galim tiesiog dar daugiau ir patogiau susidėti savo rezultatus. Mes matom, kad čia galim išimti amount spent, galim pridėti, kurias norim metrikas, tai čia iš esmės reikia tiesiog pasižiūrėti ir įsivertinti, ko mes norim. Bet jeigu paimti tokią paprasčiausią lentelę, tai mes galim tiesiog įsimti attribution settings ir tada preliminariai tokia lentelė yra pakankamai tai, ko reikia, kad analizuoti reklamos rezultatus. Yra cost per result, kiek mums kainuoja vienas rezultatas, ir matom, kiek yra rezultatų, o čia galim matyti visas kitas metrikas. Tai cost per impression bendrai parodo, ant kiek mūsų industrija, rinka yra brangi, ant kiek brangu rodyti reklamos kampaniją, impression kiek yra parodymų, reach unikalių vartotojų, frequency yra dažnis, kiekvienas vartotojas vidutiniškai matė reklamos kampaniją, CTRL, kaip ir minėjau, paspaudimo rodiklis, tai galbūt galim žiūrėti, kad
O šitoj reklamos kampanijai didelis paspaudimo rodiklis, tai galbūt jinai kažkuom įsiskiria daugiau, bet čia galbūt jau apie reklamos rezultatus ir analizę daugiau neįsiplėsim, čia bendrai tiesiog susipažinti, kaip jinai veikia. Ir tada yra pilna dar funkcijų, tai gal mes galime eksportuoti ir jeigu mums reikia, tai mes galim patogiausias turbūt būdas, tai formatted data table pasirinkti ir include summary row ir tada mes paspaudžiame eksportuoti ir tada mums atsisiunčia toks Excelio failas, kur mes galime matyti šitą visą lentelę su rezultatais. Taip pat yra kitų formatų, kurias mes galim pasirinkti. Čia taip pat galim datą pasirinkti, kaip ir jau matom. Ir čia galim atnaujinti taip pat informaciją, tai va čia būtų labiau apie rezultatus. Ir jeigu mes grįšim atgal į campaigns, tai mes matysim, čia apžvelgiam ir čia būtų pagrindiniai tokie dalykai su pačiu reklamos vadybininku, kaip jis veikia, kaip jis atrodo. Kitas dalykas, mes galim pažiūrėti audiences paspausti, tai reiškia šitoj vietoj mes kursim auditorijas, kurias kursim šiek tiek vėliau ir ateityje. Tai va, čia yra auditorijas ir šitoj vietoj mes spaustume create audience ir rinktumės arba šiltą auditoriją arba lookalike, tai panašią auditoriją į mūsų esamų klientų. Tai va, čia yra kūrimas auditorijos. Kai kursim taip pat, čia ateisim ir sukursim auditorijas, parodysim, kaip tai atrodo. Billing and payments, tai yra apie mokėjimus skiltis. Ir jeigu mes paspausim payment and settings, mes mokėsim savo kortelės duomenis, matysim, koks yra mokėjimo slengstis. Šiuo atveju yra 40 ir kas 40 eurų, kai bus išleista, bus įstatoma sąskaita iš meta platformos. Ir mes taip pat matom, kad čia yra mėnesinė mokėjimo data, kas mėnesinė. Dar svarbus dalykai dėl mokėjimo, matom, čia limitas bus uždėtas tam tikras, jeigu tik nauja reklamos paskyra, tai tie limitai ir mokėjimo slengstis bus pakankamai mažas, prasidės nuo 2 eurų. Ir matom, kad galim pridėti iš anksto apmokėti už reklamą, tai pridėti tam tikrą kiekį lėšų, paspaudus add funds mes galėsim pridėti. Ir taip pat mokėsim mokėjimo metodus, siūlyčiau vis laik prisidėti 2 mokėjimo metodus, nes dažniausiai būna, kad vienas pastringa ir tiesiog patogiau, kai yra 2, vienas pastringa, tada iš kito galim nuskaičiuoti. Ir čia apačioje mes matysim, tiksliau iš pradžių čia mes matysim apmokėtas sąskaitas, matysim ir nepavykusius mokėjimus. Ir mes matysim business info, tai čia apačioje svarbi vieta dar reikėtų užsipildyti visą tą informaciją apie verslą, nes kitaip tiesiog negausit sąskaitos faktūrų ir tada, tiesiog nebus priskaičiuojamas, o jeigu reikia sąskaitų faktūrų, tai reikia būtent šitą informaciją susipildyti ir spausti saugotą. Tada mes galim dar pasižiūrėti, kad kaip gauti sąskaitas, tai būtų invoices paspaudus ir jeigu mes darysim tą datą, kai buvo leidžiamos reklamos kampanijos, dabar aišku, čia nežinau kada tiksliai, tai invoice ID ir mes galim paspausti atsiųsti ir galėtume atsiųsti sąskaitą faktūrą, kurią galim pridėti buhalterijai. Tai čia yra reklamos vadybininkas pats. Dar šiek tiek daugiau irgi net papasakau papildomai, tai čia yra tas pagrindinis įrankis, per kurį mes valdysim savo reklamos paskyras. Dar galim nueiti į account overview ir jeigu mes čia nueisim bendrai, tai čia mes matysim papildomus rekomendacijas ir pasiūlymus, ką mums reikėtų daryti. Aišku, šiuo atveju, kadangi niekas nėra leista, tai nieko nėra rodoma, bet pavyzdžiui matom, kad galbūt mums reikėtų pasirinkti pixelį ir įsidėti API conversions. Ir bus papildomi pasiūlymai, galbūt get meta verified, galbūt norėtume, tai čia irgi papildomos tokios rekomendacijos, kurias galėtume padaryti. Jeigu čia nieko nėra, tai viskas tvarkoja, jeigu kažkas yra, tai galima atsižvelgti ir pritaikyti tos rekomendacijos. Visa rekomendacija eina iš metos pačios, tai kai kurios būna naudingas, kai kurios netokios naudingos, nes pavyzdžiui, jeigu daugiau biudžeto siūlo prisidėti, tai tikėtina taip, kad jeigu pridės daugiau biudžeto bus daugiau konversijų, bet kitu atveju meta ir patys ir nori, kad irgi daugiau išleistumėt lėšų ant reklamos biudžeto, nes jie tada tiesiog turi daugiau uždirba. Tai va, taip peržiūrėjom reklamos vadybininką,
Pagrindė reklamos vadybininkas, kaip ir minėjau, yra skirtas leisti reklamos kampanijas, analizuoti rezultatus, sutvarkyti sąskaitos dalykus, analizuoti, peržiūrėti, kurti reklamos kampanijas ir taip pat pagrindė čia ir čia galim daug surasti naudingos informacijos ir panašiai. Tai vat, kai susipažinom su reklamos vadybininku, mes galim tada judėti šiek tiek arčiau prie pačios reklamos paleidimo jau.